40-50 žmogus sako, nu, aš vis dėlto noriu daryti verslą. Ir einu daryti verslą. Ar gali būti atveju, kad tai nesisieja visiškai su krize ir tai yra tiesiog kažkoks natūralus žmogaus gyvenimo etapas naujas? Nebūtinai siejasi su krize. Dažnai žmogus, jis nedrįso, bijojo, bet jis dabar užaugo. Jis dabar tikrai gali, bet jam reikia stimulo arba jam tiesiog impulso reikia, kad kažkas tai palaikytų. Tikrai jis puikus ten specialistas, ten galbūt IT specialistas, gal kitos ryties specialistas, bet jis visą laiką buvo kažkam naudingas. Ir jis matė, kad jisai galėtų pats, bet yra baimė. Nebuvo palaikymo, galbūt nebuvo draugų, kolegų, net ir šeimos nariai kartais bijo palaikyti šitą idėją, nes nesaugu šiek tiek. Tai va, tokioj būsenoje arba tokioj situacijai palaikymas žmogui būtų gerai. Taip, tu negali garantuoti, kad tai bus sėkmingas rezultatas, nes gali būti ir ne visai gerai. Taip. Bet jis bent bus pabandęs. Jeigu tu gali pabandyti, pabandyk. Bent jau galėsi pasakyti, kad nepavyko. O dabar jeigu sėdėsi ir raudosi, kad va aš galėjau, nieko nereiškia. Reiškia, jeigu nepadarėjai, tai negalėjai. Bet jeigu jau pradėjai arba padarėjai kažką, tai ir ten nusivyliai, tai reiškia, gali tobulėti, gali tobulinti, išbandyti kitą veiklą, bet tu bent jau galėsi pasakyti, aš padariau.